Atsiprašau, čia vyksta šokiai pokiai retro kabaretas. Štai kur visi skuba su tom suknelėm gražiom. Miuziklas kabaretas. Oi, pagausiu, nepabėgsit. Nenusipirko bilietų tikriausiai. Bėga į vieną galą, dabar bėga atgal. Jo, tikriausiai. Galiu pasakyti, gražiai žmonės gyvena. Gražiai gyvent neuždrausi. Gražiai ir kultūringai. Bandžiau nusifotkint vieną kartą su šitom gražuolėm, bet jos mane, kaip sakant, mandagiai pasiuntė, pasakė, kad labai skuba. Oi, pagausiu, nepagausiu jau nepagausiu. Эх, киса, мы чужие на этом празднике жизни. Prisimenu tą posakį kažkodėl. Jaunimas, jauni, elitas, VIP, kaip sakant, iPhone'ai, suknelė, šilkinės, makiažai ir iPhone'ai, selfiai. Aka mano vaikystė, jaunystė buvo. 90 metai. Sovietskas Sąjūzas razgromas, galėjom ir mes taip gyventi prie komunizmo, bet nepavyko. Tai va, dabar pas juos dėka reformų 79 metais įvestų, kai atidarė rinką pigiai darbo jėgai, gamyklas pradėjo statyti, užsienio kapitalą ir ekonomika pradėjo kilt. Būtai pradėjo brangt, būtai nepradėjo brangt, nes būtų daug pristatę. Visi iš kaimų važiuoja ir dar važiuos į miestus gyventi. Nes, kaip žinote, kaime reikia dirbti, jaunimas nenori dirbti, jaunimas nori vaikščioti į koncertus, gražiai atrodyti, fotkinti selfius ir žiūrėti TikToką. Ir kiek kainuoja bilietai, čia galima tikriausiai nusipirkti bilietus. 208 juaniai, suaugusio bilietas, Deluxe VIP 2800 4 žmonėms. Savaitgaliais 3400 juanių, tai yra apie 400 eurų, jeigu jūs VIP, o jeigu jūs studentas, jūs mokat 200 juanių, kas yra 24 eurus, o jeigu suaugęs žmogus, 40 eurų mokat už miuziklą, va taip. Va tokios kainos. VIP kabina nedaugiau negu 4 žmonės. Man atrodo, ta barža netgi išplaukia, matot pavaizduota, kad plaukioja Jangdze upe ir vyksta miuziklas. Aš tokio miuziklą negalėčiau žiūrėti, nes apsiverkčiau, esu labai jautrus žmogus. Dabar pasistoja klausimas, ar išplauks tas. Pažiūrėkit. Pamiršo bilietą nusipirkti. Kaip jūs be bilietą, jau prasidės toj garvežys išplauks. Aš nežinojau, kad čia toks koncertas vyksta. Nepadariau namų darbų. Gaila.